Paskambina kažkoks bičas ir sako, turim tai, Paulius, jo, tu tas bičas iš reklamos, jo, čia tavo numeris, jo, praspordau žmonai, sako, 200 litų. Ne, iš tikrųjų, šiaip paskambino vienas pažįstamas, kurio nemačiau 10 metų. Sako, geras, ašgi tavo numerio neturiu. Tas buvo visai nieko. Ne, skambino žmonės, konsultuojasi dar kažką, tai jie, tiem, kuriem įdomu patarimo kokio, tai fainai, tie, su tais įdomu pabendrauti. Geras, kad viskas man visai malonu, aš nežinau, kas maloniausia. Reklama, numeris, skambutis. Savaitgaliais daug labai. Žymiai daugiau savaitgalį, o darbo dienom tai mažai. Vienas paskambinus sakė, aš irgi viską darau, viską dirbu, ir telekė dirbu, ir ten darau, ir montuoju, ir fotkinu, ir viską, ir čia, jeigu reiks, tai va, čia mano adresai, telefonai, internetiniai puslapiai, tu tik karočią skambink ir galėsim čia dviese viską daryti iš karto. Taip ir nesupratau, okei, sakau, ačiū. Nors šiaip pasikonsultuoja. Kažkokį device įsipirkti, reikia hebrai ten fotiko arba dar ko nors. Vienas vyriškis skambino, jisai norėjo kažkokią tai medžiagą turi ten prieš karą filmintą, bet jau spalvotą ir reiktų visą tai sumontuoti ir paleisti kažkur. Ir jam nieks to nedaro, nei viena kino studija. Sakė, tu man padaryk. Norėjo, kad paprodusuočiau klipų filmavimą, nu, tą grupę, Dedukai ar kaip jie ten skambino, norėjo pabendrauti. Tai dar paskambins dabar, deramės mes kainą ir malūnsparnį. Ne, ten šiaip toks įdomus projektas, bet jie ten nori kažkodėl tai susitikti pabendrauti labai. Geriausias buvo, kai klausė tiesiai švies palaus, sako, nesuprantu, tu vaikino ar merginos ieškai. Sakau, kad neieškau, už kaip ir nieko. Sako, bet tai tu turi daug babkių, kad gali filmuotis save reklamuoti per teleką. Arba tas bičas, kur skambino 5 kartus ir sakė, aš filmuojuosi nuogas. Ir vis apsimeta už valandą skambina vėl ir sako, labą dieną, mačiau jūs per teleką, sakau, ne Mariau. Pip. Vėl pasakė, labą dieną, žiūrėkit, aš tokių klausimų, kaip įdėti, čia turiu tokios video medžiagos į internetą. Sakau, mūsų pokalbis šiuo metu įrašinėjamas, Mariau, jeigu ką. Tai aš pasuksiu vėliau, sako. Skambina moteris, labas vakaras. Man jūs žiauriai patinka, aš su jumis norėčiau pasimylėti right now. Pažiūrį žmoną, pažiūrį dukrą į makaronus, vėl jėbi. Sakau, kad sorry. Tai jūs tipo užimtas. Nu taip, sakau. Nu kągi, tai sėkmės jums gyvenime ir noriu palinkėti jums tik sėkmės, viso gero. Matė, sakau, laikykis.